Labas dar kartą. Tai mes šiandien tęsim trupmeninius reiškinius, trečia dalis, jau trilogija tampa kaip filmuose. Ir mes šiandien tuos reiškinius sudėsime ir atimsime. Ir ypač tada, kai yra skirtingi vardikliai. Iš esmės, šiandien reikės prisiminti tris temas. Tai trupmenų sudėti ir atimti, bendravardiklinimas. Tada, žinoma, diskriminantų šiek tiek reikės sunkesniais uždaviniais ir greitosios daugybos formulės visada yra patogu žinoti. Visų šitų trijų video ir kito video nuorodą įkelsiu į video galą. Galite atsukti ir paspausti reikalingas nuorodas. Tai va, ir dabar tęsime mūsų šiuos puikius uždavinius, trupmeninius reiškinius. Tai va, ką svarbu žinoti? Kad kai sprendžiant trupmeninius reiškinius, kad juos sudėtume arba atimtume, turi būti kaip ir įprastose trupmenuose vienodi vardikliai. Tai šiuo atveju, matote, vardikliai skiriasi. X plus 4 ir x plus 1 mums reikia bendra vardiklinti. Lygiai taip pat kaip paprastose trupmenuose. Matote, jeigu vardikliai yra vienodi, ir čia 9 ir čia 9, tai mes galim tiesiog atimti 7 minus 5 devintųjų, gausime 2 devintąsias. Labai paprasta. Jeigu skiriasi vardikliai, tai reiškia apačios, mums reikia suvienodinti. Tai paprastose trupmenose buvo gana paprasta. Mes tiesiog matome, kad aha, čia 5, čia 3, reikia būtų vienoda. Tai pavyzdžiui, kad būtų vienoda, tai mes čia turim padauginti iš 3, o čia iš 5, kad būtų 15. Ir viršui irgi dauginam iš to paties skaičiaus kaip ir apačia. Arba taip pat galim tiesiog pažymėti šitaip. Čia viską iš 3 dauginame, čia viską dauginame iš 5. Taigi, 2 kart 3 bus 6, 5 kart 3 bus 15, tada mes turėsime 1 kart 5 bus 5 ir 3 kart 5 bus 15. Mes sudedame šias puikias šias trupmenas, gausime 6 plus 5 11, o apačioj 15. Nuostabu. Tai mes taip atlikdavom veiksmus su paprastosiomis trupmenomis. O šiandien, sprendžiant trupmeninius reiškinius, darom lygiai taip patį. Matome, kad vardikliai skiriasi. Čionais ir čionais reiškia, mes turim padauginti kiekvieną trupmeną iš vieno kitos vardiklio. Tai va. Ir matote, čia yra x ir čia yra x, tai čionais nėra vienodi vardikliai. Mes paimam visą vardiklį, visą narį, dvinarį ir matome, kad aha, čia yra x plus 4, x plus 1, mes neturim pridėti 5, kad būtų lygų, ne, mes turim padauginti iš viso vardiklio. Tai šiuo atveju viską dauginame iš x plus 1, o čia iš x plus 4. Bet eikim prie uždavinių ir taip po truputį viską suprasime. Gerai, laukia mūsų keli uždaviniai, kurie padės suprasti. Štai mūsų uždaviniai šiandien. Oho, tai nuo labai lengvų, vidutinių iki labai sunkių, tai jeigu labai viskas lengva, galite sukti galą iš karto, o jeigu ne, tai mes per visus perėsime net 8 uždavinius ir išspręsime. Gerai? Paikime nuo pirmojo. Pirmas uždavinys, gana paprastas, jeigu apačios yra vienodos ir mes sudedam trupmenas, viskas yra gerai, mes tiesiog galime sudėti. Mes paliekam apačią tokią pačią, x plus 3, ar ne? Ir toliau čia, ką turime, tai 3x plus 1, tai 3x plus 1 rašau, toliau plus 2 ir plus 7x. Tiesiog sudedu viršus, kaip paprastoje skaitiklius, kaip paprastoje trupmenoje ir gausime apačia nesikeičia, x plus 3 ir 3x ir 7x bus 10x ir 1 plus 2 bus 3. Fantastika, čia prastinti nieko negalime, nes nieks nesiprastina. Šiaip tai kartais bus, kad galėsit suprastinti, tada suprastinkite, bet ne šiuo atveju. Toliau. Ir jeigu prastintumėte visą trupmeną, nebūtų, kad tik 3 prastinasi, ne. Reiktų visą skaitiklį arba visą vardiklį prastinti. Nebent būtų daugybė, tai būtų atskiras dauginamasis. Tai va. Gerai, važiuojam toliau. Ir čia yra beveik tas pats, tik tai čia atimtis. Tai mes ką darom, kaip įprastai, kadangi apačia yra vienoda, x minus 6 ir viršus yra
6 minus 3x ir čionais yra atimtis. Tai mes tarsi atimame visą antrą šitą skliaustą, x minus 3, antrą trupmeną. Aš apskliaudžiau, kodėl aš apskliaudžiau? Nes yra minusas. Ir čionais minusas reiškia, visas šitas ženklas apsikeis į kitą pusę, visi ženklai. Galite iš karto jums per lengva atlikti veiksmus, bet galima ir parašyti tokį minus. Taigi, 6 minus 3x lieka, šitas mūsų nesikeičia, o viskas, kas buvo antroj trupmenoj, antram skaitiklyje, apsikeičia, apsiverčia. Pliusas tampa minusu, tai minus x, ir minus 3 tampa pliusu plus 3, ir x minus 6 apačia nesikeičia. Mes atliekam veiksmus ir gausime tiesiog 6 ir 3 bus 9, minus 3 minus x bus minus 4x, o apačia yra x minus 6. Taigi, labai paprasta, nėra čia ko, viską mes suprantame ir mokame, viskas labai gerai, galim tiesiog atimti. Kitas dalykas, vėl sudėtis atrodo nieko sunkaus, bet ką noriu parodyti. Matome, apačia tarsi tokia pati, bet aukštinkojam tarsi į kitą pusę, ne? Tai ką tai reiškia? Mums reikia vis tiek bendravardiklinti ir šiuo atveju matome, mūsų x yra minusas, kai turėtų būti pliusas, o 6 yra pliusas, turėtų būti minusas. Tai reiškia, mes iš esmės galime parašyti priekyje minusą, viską padauginti iš minuso, ar ne? Bet ir viršų irgi minusą, nes ir viršų ir apačią dauginam realiai iš minus 1. Kas nutinka, kai aš taip padarau? Kai aš čia parašau minusą. Apsikeičia antros trupmenos vietomis, ne vietomis, apsikeičia pliusai ir minusai. Tampa iš pliusų tampa minusai ir minusai tampa pliusais. Kodėl? Mes dauginam viską iš minus 1 realiai. Tai pirma trupmena nesikeičia. 2x plus 7, fantastika, paprasta, antra yra x minus 6. Gerai? Ir toliau, čia yra minusas. Ir jūs galite šitoje vietoje, kaip jums patogiau yra. Arba galite rašyti čia minusą, ką aš rekomenduočiau iš tikrųjų labiau negu, arba viršų minusą. Tai arba galite sudėti du neigiamus skaičius, tai reiškia, abu šitie tampa minusais, arba galite priekį rašyti, kaip jums paprasčiau. Ir apačioje nepamirškime, kad visi pliusai tampa minusais ir visi minusai tampa pliusais. Tai va, tai arba čia paliekat minusus, nes atskliaudžiate, arba iš tikro galite čia rašyti minusą, o šitie lieka tada pliusais. Tai va, bet aš parašysiu čia, nes aš tiesiog atskliaudžiau. Na ir ką mes gausim, kaip įprastai, apačia nesikeičia, x minus 6 ir 2x minus x yra x ir 7 minus 4 yra plus 3. Kodėl? Nes čia plus 7 ir minus 4, reiškia teigiamas skaičius didesnis. Na va, mes jau 3, wow, mums puikiai sekasi, mes jau 3 išsprendėme mūsų trupmenas, trupmenius reiškinius, sumas, einam prie vidutinio sunkumo. Vidutinis sunkumas yra, kai jau turime bendrą vardiklinti. Gerai, man atrodo, šitie yra du vidutinio sunkumo uždaviniai. Mums nebūtina dauginti iš čia 9x, o čia visko iš 3x, ar ne? Kodėl? Nebūtina dauginti iš šito. Mums reikia ieškoti mažiausio bendro kartotinio. Reiškia, iš ko turim padauginti galbūt trupmenas, kad jos būtų lygios. Ir mes matome, kad tai čia abu yra x-ai, tai čia iš x nieko dauginti nereikia, realiai, jeigu jau turi x-us, čia 3, čia 9, jeigu aš čia padauginsiu viską iš 3, tai gausiu tiesiog tokią patį vardiklį. Tai man reikia padauginti čia viską iš 3 ir kas tada bus? Čia bus vietoj 3 bus 9, kaip ir čia, o x-ai irgi bus abu tiesiog x-ai. Nuostabu. Ir paprasta. Tai aš pirmą padauginu iš 3, 7x kart 3 bus 21x, dauginam skaičius, skaitinę dalį, raidės lieka tokios pačios, ir 1 kart 3 yra 3, labai gerai, toliau apačioj 3x, nuostabu, ir kart 3 yra 9x, ir tada mes atimam kitą trupmeną, kurioje yra 3 minus 2x, ir apačioj 9x. Oi, kiek daug x, ar ne? Net pavargsta žodį kartoti. Gerai. Taigi,
mes matome, kad apačia yra vienoda, 9x, labai gerai, ir atliekam veiksmus su skaitikliais, su viršumi. 21x minus 2x bus tiesiog 9, čia minusas ir čia minusas, reiškia bus pliusas. 21 plus 2x bus 23x, ar ne? Puiku. Ir apačia, ir tada kitas yra minus 3 ir minus 3 išsiminusuoja. Nebelieka tiesiog trejetų. Plius 3 minus 3. Fantastika. Ir ką mes čia turime? Lyg ir norėtume pabaigti viską, bet geras naujienos. X irgi prastinasi, nes yra viršų ir apačio yra x, labai gerai. Mes išprastinsime ir gausime 23/9. Arba ištraukiam sveiką dalį, nes galim tą padaryti. Tai bus 2 sveiki ir 5/9. Tikiuosi, kad mokat ištraukti sveiką dalį. Jeigu ne, taip pat pasižiūrėkite įrašą mišrių skaičių pavertimas trupmenomis. Irgi yra mano įrašuose. Labai gerai, mes šitą padarėme. Einam prie kito apysunkio uždavinio, vidutinio sunkumo. Tai čionais yra šitas uždavinys ir ką mes čia galime padaryti. Mes matome, kad mūsų apačios vėl skiriasi. Apačios skiriasi, jos yra tikrai labai skirtingos ir mes matome čia 9x minus 4 ir čia yra 4. Ką mes čionais padarome? Mes tiesiog turim tiek bendrai vadiklinti viską. Nes šitas ketvirtas ir tas ketvirtas yra skirtingi ketvirtai, nes jisai keliauja kartu su x-ais. Tai čia mes viską dauginame iš 4, o čia viską dauginame iš 9x minus 4. Ačiū Dievui, kad čia labai paprasta, nes čia tiesiog vienetas, tai viskas labai gerai. Taigi, aš galiu netgi žinot, ką išskiršyti vieną arba skirtingas. Tai gerai, 9x minus 4 kart 4. Aš iš dar net neatskliaučiau, galbūt dar kažko mes galėsim prastinti. Ir kitoje pusėje atimu 9x minus 4 kart 4. Aš neskubu prastinti, atskliausti, kol dar nepamatau, ar galim kažką su ko prastinti. Gerai? Toliau. 7x kart 4 bus, ir šiaip galbūt nebūtina mūsų kiekvieną kartą atskliausti. Taigi, 7x kart 4 bus 28x ir 4 kart 4 bus 16. Fantastika. Ir čia atimam 1 kart 9x, tai bus 9x ir 1 kart 4, kart minus 4 bus minus 4. Mes atliekam veiksmus, viską galim rašyti į vieną 9x minus 4 kart 4, pačia nesikeičia, o viršuje atliekam veiksmus. 28x minus 9, matot minusas? Minusas yra minusas. Gerai, nepamirškime, čia yra minusas. 28 minus 9x bus 19x. Ir 16 minus minus 4. Matot, 2 minusai reiškia bus plus 4 plus 20. 16 plus 4. Ir čia dėja niekas nesuprastina ir mes tokį atsakymą ir paliekame. Aš net neatskliausiu, šiaip taip priklauso nuo to, ar su mokytoju norite, kad atskliaustumėte, bet manau, kad tai nėra būtina, nes kartais skliaustus net ir paliekame atsakymus. Tai va, nebent pas jūs prašote, bet skliauskite. Gerai, einam prie sunkesnių uždavinių, galbūt skirtingo sunkumo. Liko, žiūrėk, 3 uždaviniai liko. Žiūrėk, mums puikiai sekasi. Mes jau padarėm 5, tik 3 liko. Gerai, mums puikiai sekasi, tik 3 liko uždaviniai. Gerai, tik 3, bet patys sunkiausia. Šitas labai yra įdomu. 7x ir 7 plus x. Ir ką svarbu žinoti, čia visiškai skiriasi. Jie atrodo panašus, bet jie tiesiog skirtingi. Jeigu vienas yra teigiamas, kitas neigiamas, o čia 2 teigiami, tai yra skirtingi dalykai. Jeigu, pavyzdžiui, būtų šitaip, vienas neigiamas, kitas teigiamas, fantastika, mes tiesiog viską galime dauginti iš minus vieneto ir tada bus gerai, galėsim suvienodinti, bet kadangi ženklai čia yra abu vienodi, čia bus skirtingi, mes negalim nieko paprastai padaryti. Tai yra visiškai skirtingi vardikliai. Reiškia, mes čia viską dauginame iš 7 plus x, o čia viską dauginame iš 7 minus x, ar ne? Ir atliekam veiksmus.
Taigi, čionais apačia ir lieka 7 minus x, o dieve, išmoksta daug rašyti daugianarių ir minusas, ir kita aš irgi lygiai perrašau tą patį, 7 minus x ir 7 plus x. Gerai, ką aš padariau? Aš bendrą vardiklį, dabar čia bus apačios vienodos ir viršus. 7 kart 7 bus 49, 7 kart x bus plus 7x. Pažiūrėkit, bus įdomu. Toliau, minus x kart 7 bus 7x ir minus x kart x bus plus x kvadratu, ar ne? Gerai, darau minus, gerai, atsiprašau. Taip, x kart minus x tai bus minus x kvadratu, mes dar neatskliauskime šito, gerai. Ir tada mes atliekam veiksmus, ir gausime čionais, kad tai yra 49 viršuje, gerai, 49 viršuje, 7x ir minus 7x tai nelieka nieko, ir minus x kvadratu bus tiesiog plus x kvadratu, gerai, dėja. Ir apačia lieka tiesiog 7 minus x ir 7 plus x. Dėja, mes čionais nieko negalime daugiau padaryti. Šito negalime suskliausti, nes jeigu čia būtų minusas, tada galėtume, bet čionais minuso nėra. Gerai, tai čia mūsų ir uždavinio pabaiga. Šito mes atlikom veiksmus, kiek galėjom atlikti, padarėm, ką galėjom padaryti, ir viskas. Važiuojam toliau prie kito mūsų uždavinuko. Tai šitas. Čionais matom įdomų dalyką. Mes matom, kad galbūt pastebėjot, galbūt nepastebėjote. Čionais mes galim atskliausti. Kartais mums būtų gerai išmokti atskliausti, tai suskliausti, atvirkščiai, suskliausti ten, kur matome greitosios daugybos formulės. Tai kas čionais įvyksta? Aš pirmą perrašau lyg niekur nieko. 2 ir x minus 4, gerai. Bet antras, žiūrėkite, antras yra įdomus. Aš viršų parašau, koks jis yra. 5x minus 4. Apačia. Nežinau, ar atpažįstate, bet apačia yra greitosios daugybos formulė, kurią mes gauname x plus 4 ir x minus 4. Matote? Jeigu tą sudauginsime, gausime x minus 16. Reikia išmokti pastebėti greitosios daugybos formulės. Jums šito labai reikės, ypač tokias. Tai matome, jeigu yra kvadratas ir kvadratas skaičiaus, teigiamas ir neigiamas, mes galime tiesiog pagal šitą formulę atskliausti. Jums reikės šitą mokėti. Tai mes taiga matom, kad mums reikia visko čia dauginti iš x minus 6, kvadratų minus 16, o čia iš x minus 4. Ne, nes čia nais jau sutampa. Tai kad būtų vienodi pagrindai, vardikliai, man tai reikia padauginti viską čionais iš x plus 4. Ir tada bus vienodi. Fantastika. Mes, žinot ką, duosime daugiau vietos mūsų šitam uždaviniui. Šitas tiesiog keliauja žemyn, ten uždavinį. Ir aš noriu tiesiog, kad matytume, kai spręsime viską, duoti savo vietos šiek tiek. Gerai. Tai mes sprendžiam toliau. Mes padauginame viršų ir apačią. Ir ką mes gausime? Mes gausime čionais 2 kart x bus 2x ir 2 kart 4 bus plus 8. O apačia bus, aš jau iš karto galiu nusikopijuoti, kodėlgi ne. Ką man perštai galiu nusikopijuoti? Nu, fantastika. Mes... Va. Gerai. Gaila, kad negalime susijunėti tai padaryti. Ir mes šitą vietą tiesiog turime sudėti. Ir viskas. Ir mes atliekam veiksmus. Sudėsime. Apačia
nesikeičia, keičiasi skaitiklis, keičiasi viršus tiesiog ir mes 2x plus 5x bus 7x ir 8 minus 4 bus plus 4. Viskas. Niekas nesuprastina, nieko daugiau negalim padaryti, atskliausti nerekomenduoju, nes gausim tiesiog šitą dalyką, nebent labai norite. Galite atskliausti, jeigu jaučiate, kad norite, bet tiesiog bus viršui 7x plus 4, o pačia bus, mes atskliausime greitos lygybos formulę, bus x kvadratu minus 16, ką mes turėjome ir pradžioje. Gerai? Gerai. Bet tokio turėtų atsakymo tikrai užtekti dažniausiai. Gerai, važiuojam toliau prie mūsų paskutinio uždavinio. Ne veltui aš pasilikau į paskutinį, nes jisai gali būti šiek tiek ilgesnis. Čionais dėja nematau lengvos greitosios daugybos formulės. Gerai, tai mums reikia, jeigu nemokate kažkaip mintinai išskaidyti dauginamaisiais, sprendžiam tiesiog diskriminantų. Mūsų senas geras mėgstamas diskriminantas x kvadratu minus 5x minus 24, ar ne, čionais lygu 0. Mes žinome, kas yra ABC, tai mūsų A koeficientas šiuo atveju yra tiesiog 1, nes prikso nieko nėra, B yra lygu minus 5, o C yra lygu minus 24. Gerai? Puiku, tai diskriminanto ieškome, labai paprasta, keliam b kvadratu, tai minus 5 kvadratu ir atimame 4 kartus kart 1 kart minus 24, o ne, ar aš moku mintinai, 5 kvadratu bus 25, 4 kart 24 bus 96 jaučiu, minusas kart minusas bus pliusas, plus 96 ir gausim tiesiog 121. Labai lengva, mums labai lengva bus rasti diskriminantą ir x-us. Taigi, x1 ir x2. O ne, kiek daug yra sprendimo su paprastu uždaviniu. Paprastu, ne? Gerai. Tai minus b, tai bus 5 plus 11 arba 5 minus 11, ar ne? Ir apačioje tiesiog dalinam iš 2 ir gausime, kad mūsų čionais bus arba 16 iš 2, tai bus tiesiog ar aš kažko nesumaišiau? Gerai, pasižiūrėsime. 16 bus 8 tiesiog, o čionais mes gausime, viskas gerai. O čionais gausime minus 6 iš 2 bus minus 3. Gerai, reiškia, x yra 8 arba minus 3. Bet ką tai reiškia? Aš galiu kažtai jau peršsiu. Jie čionais. 5x nesikeičia. Čionais x minus 8. Ir pridėsime ir 4 ir skliaustuose. Taigi, x yra pavyzdžiui 8. Tai turime, jeigu jis yra 8, tai turi būti čionais minus 8, ar ne, kad būtų lygu 0. Jeigu x yra minus 3, tai čia turi būti x plus 3. Nes, kodėl atvirkščiai mes gauname? Nes jeigu x yra minus 3, reiškia, čia bus 0. Gerai. Ir mes dabar, aš nuleisiu žemiau, nes noriu vietos pasilikti šiek tiek šitam sprendimui. O ne, ir sunkus uždaviniai, ar ne? Jie užtrunka kažkiek laiko, bet gana greitai išmoksite, jeigu diskriminantų spręsite paprastai ir greitai, gana galima greitai juos išspręsti. Gerai, taigi, apačioje, ką mes turime čionais, mes norime viską bendrą vardiklinti, ar ne? Tai mums tai reikia čionais viską dauginti iš x plus 3, ar ne? Nes x minus 8 sutampa. Fantastika. Tai viską dauginame iš x plus 3, tai apačia yra x minus 8 ir dauginam iš x plus 3, ar ne? Ir viršus. 5x kart x bus 5x kvadratu ir 5x kart 3 bus plus 15x, ar ne?
Toliau sprendžiame ir toliau gausime, kad h plus čia bus 4 ir x minus 8 ir x plus 3. Jau baigiame. Atliekam paprastus veiksmus, sudėdam viršus, tai 5x, čia daugiau nieko nesudėsime, 5x kvadratu plus 15x plus 4, o pačia yra x minus 8 ir x plus 3. Viskas. Šitas uždavinys reikalavo mūsų diskriminanto. Aš diskriminantą aukščiau įkelsiu, kad būtų viskas arčiau. Tai va, tikrai didesnis uždavinys, tikrai yra truputį sunkesnis. Tai va, čia mūsų atsakymą pasibrauksiu kokią nors šviesią spalvą. Va čia mūsų atsakymas. Tai va, ir mes taip sprendžiame mūsų uždavinius. Taip sprendžiame trupmenų reiškinių sudėtį ir atimtį. Svarbiausia yra, va, kiek daug padarėme, svarbiausia yra bendra vardiklinti ir tada atlikti veiksmus. Taigi, ačiū visiems, labos nakties, geros matematikos ir jeigu kilo klausimų, čia yra nuorodos apie greitos daugybos formulės, diskriminantą pasikartoti ir trupmenų sudėtį ir atimtį paprastųjų, kad atsimintume, kaip iš viso reikia bendrą vardiklinti. Tai ačiū visiems ir labos nakties.